Turim 2 naujas Eurovizinės dainas, turim keletą nacionalinių atrankos finalų, kurie yra labai stiprus ir apie kuriuos mes jums papasakosim, ir turim krūvą jūsų klausimų apie Lietuvos atranką, kuriuos pasistengsim atsakyti. Čia Eurodienos podcastas ir mes kalbam apie Euroviziją. Gerą dieną, brangus žiūrovai, brangus Eurodienos skaitytojai, klausytojai, žiūrėtojai ir ypač Contribui nariai. Visą šitą vaizdo įrašą matys tik Contribui nariai, bet dalį pradžią, apie ką kalbam visada ir apie ką galim kalbėti, tai tą įdėsim pradžiai, pabaigai paliksim tai, ko dar galbūt ne viską viešai galim atskleisti. Tai suskubkit, paremkit Contribui ir matysit visą įrašą. Viskas labai paprasta, manau, kad turinio turėsim tikrai labai daug. O aš sveikinuosi su savo kolegomis Emiliu, Ryčiu ir Austėja. Labas. Labas. Sveiki. Vakar pirmą vakarą, kada teko daryti tą tokį labiausiai eurovizinių fanų daromą dalyką, tai yra jungtis kelis skirtingus ekranus ir jų žiūrėti nacionalinės atrankas. Ar, Emili, tu abidvi žiūrėjai jas, man atrodo, ar ne? Tai aš žiūrėjau Moldovą, tada pasijau Maltą ir dar žiūrėjau per televizorių finalo pernykščio kartojimą. Tai taip kartu žiūrėjau, bet Maltos iki galo nesulaukiau. Ok, fair. Jo, ir dar per teliką vakar rodė ir Eurovizijos 2025 pakartojimą. Kažkodėl tiesiog sausio 17 dieną LRT sugalvojo tokį iššauti. Austėja, tu irgi, kaip suprantu, ištikimai žiūrėjai viską, ar sulaukiai pabaigos? Ir jeigu sulaukiai, tai kada baigėsi Malta? Taip, tai aš iš tikrųjų žiūrėjau viską, pirmiausia Moldovą, ir buvo tikrai smagu, kad tuo metu nevyko nieko kito apart ant pabaigos, nes Moldovos visai užsitęsė, nepaisant to, kad buvo planuota, kad baigsis iki būtent Maltos atrankos. Tai važiavau Moldovą, paskui jau ten bandžiau jau multitaskinti ir žiūrėti ir Maltą, ir Moldovą. Ir paskui dar įsijungiau irgi ir pernai metų Eurovizijos finalą jau per televizorių. Tai iš tikrųjų labai smagu buvo. Aš netgi, ne tai, kad ten, aš turėjau iš tikrųjų 3 ekranus, turiu papildomą monitorių, turiu laptopą savo ir dar per teliką. Žiūrėjau tai 3 ekranus, kaip priklauso tikrai Eurovizijos faniai. Tai buvo tikrai nuostabus vakaras su 3 skirtingom, sakykime, laidom. O kalbant apie Maltą, tai irgi, kaip ir Moldova, užsitęsė ilgiau negu planuota. Malta dar netgi, kas buvo gal kažkiek keista, ką rašė ir ten kiti žmonės komentaruose, kad gan ilgai po visų pasirodymų rodė reklamą, o dar tik po to, ten kažkiek vėliau, netgi pradėjo balsavimą. Tai aš taip galvoju, Malta tokia vis tiek maža šalis, tai kiek tų žmonių iš tikrųjų balsavo. Ten, nežinau, ar tie taškai, kuriuos matėm, ar čia yra individualų žmonės, ar čia kažkokia proporcija. Aš gal labiau sakyčiau, kad proporcija, bet jo, įdomus toks dalykas dėl to balsavimo Maltos, o baigėsi, tai man atrodo, kad jau po 2 nakties, bet sulaukiau ir pamačiau, kas laimėjo ir aptarsim. Aš pripažinsiu, Malta dažniausiai nėra ta šalis, kurią aš labai norėčiau, Maltos atranka nėra ta, kurią aš labai norėčiau žiūrėti, ten truputėlį ne mano stilius, labiau mano stilius yra Moldova, tai aš Moldovą žiūrėjau vieną akim, praskipinau nugalėtojo pasirodymą, nes nujaučiau, kad tikrai jisai gali laimėti ir tam, kad galėčiau padaryti savo pirmąją reakciją į gyvą pasirodymą, tai jis jau yra įkeltas YouTube, jeigu dar nematėt, labai kviečiu užeiti pažiūrėti. Ryčio neklausiu, žinau, kad vakare užsiėmęs buvo kitais reikalais, bet prie jų mes irgi prieisim, nes Rytis darė... Euroviziniais reikalais, nes šiaip. Euroviziniais reikalais, jo, bet papasakosim tada, kai apie Lolitą gal kalbėsim, nes kaip tik iš ten mes turim ir tą Lolitos dainos klipuką, tai jeigu liksit iki galo su mumis, tai išgirsit ir ką Lolita siūlo šiuo metu Eurovizijai ir Lionsika ir galbūt ir dar daugiau. Tai va, bet einam tada prie Moldovos ir Moldovos atranka laimėjo, čia jau net nežinau, ar tinka žodis laimėjo, ten nušlavė ir kaip tik tai nepavadinsi. 13 000 žiūrovų balsų prieš antroje vietoje likusius 800 žiūrovų balsų. Komisija vietinė ir tarptautinė laimėta, na tikrai labai užtikrinta Satošio pergalė. Ir Moldova siunčia Euroviziją dainą Viva Moldova.
Saluti a tutti. Moldova is on duty. Labai labai geras tekstas ir nesunkiai įsimenamas, nors aišku, ten truputį pinasi viskas. Bet Ryti, tai atsibudai šiandien ir paklausėjai Moldovos, tai koks tau įspūdis apie tą pasirodymą? Taip, tai tiesą pasakius, gal dar užbėgant prieš visą diskusiją apie patį nugalėtoją, tai norėjau pasakyti, kad pačioje pradžioje Moldovos finalo buvau įsijungęs, kadangi išgirdau atgarsių, kad Kišiniovo arena yra pilna ir šou laukia didelis, tad įsijungiau pasižiūrėti. Tai iš ties buvo smagu pamatyti, kad net ir tokia šalis kaip Moldova rimtai žiūri Euroviziją, rimtai žiūri savo Eurovizijos atranką ir žinom, kad galbūt ankstesniais metais jinai būdavo gerokai paprastesnė, tokio labiau prieito, gal net užprieito dešimtmečio stiliaus, bet šį kartą pats renginys, kokį parengė Moldovos transliuotojas, kaip ir minėjau, Kišiniovo arenoje, kuri yra naujai pastatyta, man priminė galbūt šiek tiek pabandom iš naujo 20-ųjų metų Lietuvos atranką, kadangi iš ties renginys buvo solidus, vyko arenoje, su žiūrovais, su emocijomis, su svečiais, su scena tokia visai, sakyčiau, ne tiesiog paprasta scena. Ir man atrodo, tas labai pagirtina. Aišku, dainų kokybė čia kitas klausimas ir turbūt atskira tema, bet kuriuo atveju, man atrodo, labai verta paminėti būtent tą Moldovos tokią atrankos tam tikrą glow-upą, jeigu galima angliškai tai pasakyti. O kalbant apie patį laimėtoją, tai kaip ir įtarėme, kad tai bus daina laiminti, Justas mus jau labai seniai hypino šitą dainą, jinai mano požiūriu skamba moldaviškai, tuo pačiu jinai turi tą tokį nacionalinį skonį gerąją prasme. Ir kas man dar labai patinka, kad ten pasirodo Aliona Moon, nes yra tada ir kažkokių vokalinių, gal ne momentų, bet priedų pavadinkim. Ir manau, kad jos prisijungimas yra visai sveikintinas, nes galbūt čia tokia daina, kuri labiau, net ne galbūt, tikriausiai taiko į žiūrovų auditoriją, bet kadangi šiemet vėl komisijos turi daugiau galios pusfinaliuose, tai matyt reikia atsižvelgti ir į tai, konstruojant savo paraišką. Tad man atrodo, kad tie papildomi vokalai atneša tam tikrų papildomų taškų. Taškai gauti ir aš gal per daug nesikartosiu, ką sakiau savo reakcijoje. Sakau, aš nesu iki galo tikras dėl Alionos Moon dalyvavimo. Šitam pasirodyme man jį gal truputį numuša tą gazą, iš kitos pusės, sakau, visiškai suprantu, ką daro čia Satošis, bet gal net keista truputėlį, kad pavyzdžiui nėra minima, man atrodo, Aliona Moon, nei pasirodyme nebuvo, tamsia prieš pasirodymą toj kortelėje nebuvo minima, nei rezultatuose, nei niekur. Tai klausimas šiaip dar ar važiuos, va čia irgi būtų įdomu sužinoti. Austėja, tu, Zdobšas Dub didžiausia fanė, man atrodo, kiek aš atsimenu, primena, sakei, tau šitą dainą, ir Emilis dar be abejo, jo, prieisim netrukus, Austėja, kaip tau Moldovos pasirinkimas? Tai aš irgi gal norėčiau, prieš pereinant prie nugalėtojo, pakalbėti šiek tiek apie pačią atranką, nes iš tikrųjų tikrai nustebino. Tikrai, aš manau, kad labai netgi reikia pabrėžti, kad Moldovos atranka ne tai, kad ten šiek tiek kažkaip geresnė buvo negu anksčiau, bet netgi žymiai geresnė. Anksčiau, čia aišku, viskas suprantama, Moldova gana mažai biudžeto turi, netgi labai turbūt mažai biudžeto turi ir tos nacionalinės atrankos anksčiau būdavo TV studijoje, mažoje erdvėje, man atrodo, ir be žiūrovų, ir su labai prasta ir garso kokybė, ir be jokio ten, nežinau, pasirodymo išpildymo, tiesiog atlikėjai ateidavo ir padainuodavo. Transliacijos kokybė būdavo labai prasta, kur tokia labai būdavo pikseliuota ir netgi iš vis turbūt dar gerai, kad kažką matydavom, nes dažnai iš vis viskas užstrigdavo, bent jau kiek teko anksčiau žiūrėti, nes Moldovos atranka visgi nebuvo ta, kur aš labai kažką domėčiausi, šį kartą aš irgi dainų neklausiau, tarkim, iš anksto. Bet jo, labai iš tikrųjų smagu, kad daro arenui, kad viskas gana kokybiška, kad transliacija tikrai nestrigo. Aišku, niuansų yra, kad vis tiek ta produkcija tikrai jokių būdų nebuvo tokio lygio, kaip, nežinau, kokios ten Suomijos ar Švedijos ar dar kažkieno, čia, aišku, gal nelabai ir sąžininga lygint.
kamerų darbas toks buvo tobulintinas ir ta garso kokybė visgi dar nebuvo labai gera, bet tai, ką jie daro, tai labai tikrai kažkaip džiaugiuosi, kad va Moldova po metų pertraukos sugrįžo į Euroviziją ir padarė tokią tikrai tokią gerą atranką iš tos visos produkcijos pusės. Ir netgi iš dainų pusės aš sutinku, kad tai nebuvo stipri atranka dainų prasme, bet netgi atradau vieną dainą, kurią, jeigu jinai būtų Spotify, įsidėčiau į savo grojaraštį, tai yra daina Dance and Cry. Deja, pasirodymas man nelabai patiko, vokalas toks tikrai buvo šlubuojantis, bet vis dėlto džiaugiuosi, kad atsirado daina, kuri tikrai man patinka, kurią aš klausysiu. O kalbant apie nugalėtoją, tai nepaisant to, kad tai, kaip turbūt galima nuspėti, buvo, kad tai nėra kažkokia mano stiliaus daina, tai nėra labai mano skonio daina, bet nepaisant to, aš manau, kad objektyviai tai tikrai buvo būtent geriausias pasirinkimas Moldovai, kalbant apie rezultatą. Manau, kad tai tikrai yra daina, kuri galėtų sulaukti labai daug komisijos simpatijų, žiūrovų simpatijų, atsiprašau. Kalbant apie komisiją, tai turbūt sunkiau, bet vis tiek aš nemanau, kad ten bus arti nulio, nes vėlgi, aišku, ten, pavyzdžiui, koks Kerija tikrai gavo daug ir iš komisijos gana, ir net ir Tomi Kešas su labai labai prastu vokalu, pavyzdžiui, irgi gavo visai nemažai. Tai čia turim iš Santošių ir kitų atlikėjų scenui turim labai labai gerą energiją. Čia nepamirškim, kad komisijai svarbu ne tik vokalas, bet ir šiaip tas bendras ir pasirodymas ir visa kita, tai labai gera energija scenui, vokalai, tikrai tokiai dainai irgi geri, negali kažkaip prikipti, labai tokia, sakyčiau, iš esmės kokybiška paraiška savo tam tokiam žanre, nors tai ir nėra, kaip sakau, daina, kurios aš kažkaip klausyčiau. Kalbant apie tą Alona Moon ir jos partiją, tai va čia man tai patinka ta dalis, kaip man, kaip tokia gal baladžių faniai, tai prideda tokio kažkokio geresnio motyvą, geresnio tą pusę, bet man šiaip klausimas, kiek tai, aišku, gal komisijos pridės iš tos vokalinės gal pusės, bet kaip jau Justas minėjo, kad gal žiūrovų ir numuš, sakykime, jeigu kalbame apie tuos žiūrovus, kurie ten balsuoja ten už Keriją, ar už Baby Lasagna, ar už ten Trenulio Tul ar panašiai, tai tiem žiūrovom gal tai ir nepatiks, bet aš netgi galvoju, kad ar nėra taip, kad net ir komisijai, tai gal prideda tokios keistesnės dainos struktūros, kas, nežinau gerai, ar tai visgi gerai, ar nelabai. Tai tokie šiek tiek sumišę jausmai dėl tos dalies. Bet jo, iš esmės Moldova, manau, išsirinko stipriausią paraišką, o kaip seksis, tai čia jau matysim. Na ir Emili, aš vengiu visais įmanomais būdais tavo pasisakymų apie šią dainą, bet sutik, nėra tai blogai, nėra tai blogai. Taip, tai apie pačią atrankos produkciją, tai manau jau viskas buvo labai teisingai pasakyta, tai tiesiog norisi pagirti Moldovą. Kalbant apie dainas, tai aš jų iš anksčiau nebuvau klausęs, buvau klausęs tik Viva Moldova, nes čia Justas mūsų čiate labai hypino, kad čia Televote Winner ir taip toliau. Tai vakar didžioji dalis dainų buvo išgirstas pirmą kartą, tai nebuvo kažkokių labai išsiskiriančių dainų, bet man patiko ir nustebino Bacho su daina Tata ir pasirodymas toks visai netipinis ir įdomus buvo, o kalbant apie nugalėtoją, tai manau, kad tai Moldovai buvo geriausias ir teisingiausias pasirinkimas, kalbant rezultato prasme, nes vis tiek žiūrovam patinka tokios dainos. Nežinau, ar laimės Televote, bet manau, kad tikrai bus aukštai. Ir taip pat manau, kad labai graži dainos žinutė, kad Moldova yra Europa ir kad jie nori eiti į tą europinę kryptimį ir teisingą kryptimį. Tai man patinka visai. Veltui bijojau, pasirodo. Veltui bijojau. Gerai, tai sveikinam sugrįžus Moldovą. Tikrai, viena iš tų dainų, kur paleidi šitą dainą ir, gerai, vien dėl to, kad jau yra Viva Moldova, tai pažinsi iš kokios šalies, bet net jeigu tie žodžiai ir būtų kitokie kažkokie, būtų kažkas kito šūkavama, tai turbūt iš karto suprastum, kad tai yra Moldova. Dudelės, didelė energija ir visa kita. Čia turbūt šiek tiek primena ir 2023 dainą Svalerė, Šiliūna, pačios Moldovos.
tik su daug, tenai buvo daugiau į tokią galbūt, nežinau, pagonišką, meniškesnę truputėlį pusę. Čia labiau viskas eina į tūsą, į vakarėlį, į šventę. Tai gal, sakyčiau, instrumentalas turi gal panašumą būtent abiejų dainų. Jo. Tai čia Moldovos, žodžiu, visų dainų miksas sudėtas į vieną dainą ir buvom pasilgę Moldovos, tai tikrai šaunus sugrįžimas. Toliau judam prie Maltos ir Maltai iš trečias kartas nemelavo šiam atlikėjui. Aidan nugalėjo. 4 iš tikrųjų netgi. 4? Aš galvoju, kad 3. Nes vienas gal buvo jis diskvalifikuotas 24 metais su daina Regina. Dar prieš tai, aišku, turėjom ritmų, kurią turbūt geriausiai ir prisimena dauguma, o pats pirmas tai buvo 2018 su Dailaga. Tai iš viso čia jau 4. 23 buvo diskvalifikuota. Gerai. Reiškia, aš tą patį pirmą praleidau, nes atsimenu tą diskvalifikaciją, jo tokia gana įdomi. Tiksliai dabar net nepamenu priežasties, bet kažkaip jisai ten tą dainą išleido, kur negalėjo išleisti, ar kaip ten buvo. Kažkaip reklamavo per daug socialiniuose tinkluose, man atrodo. Per daug reklamavo socialiniuose tinkluose, pasakykite Izraeliui. Gerai. Tai paklausom, ką šiemet pasiūlė Aidan, kurį labai myli Eurovizijos fanai, o jisai siūlo dainą Bella. Tai paklausom. Tokia dainelė ir manau, kad gal dabar pradėkim nuo Austėjos. Jie atrodo kaip žmogus, kuriam turėtų patikti šitą dainą. Taip, tai iš tikrųjų tikrai laimėjo mano favoritas atrankoji. Tikrai džiaugiuosi, kad būtent jis laimėjo. Čia, kaip, iš vienos pusės tai man kažkiek gal skamba kaip daina, kuri man ir nebūtinai turėtų patikti, nors tai tokia kaip ir baladė, bet kažkiek ir to turi, yra, sakykime, tas tam tikras tipas dainų, kur, pavyzdžiui, aš mėgstu ten ir, nemėgti, tarkim, tokių dainų, kur yra ten ispaniškų kažkokių žodžių primaišyta, tokio, nežinau, kažkokio net ir į flamenko pusę, tai vat kartais man tai ir nebūtinai patinka. Tai kažkuria prasme man šita daina primena tokias, bet kartu man ir patinka iš tikrųjų. Kartais net sunku pasakyti, kodėl būtent, bet aš manau, kad tai yra labai kokybiškai parašyta daina, tokio ir emocionalumo tikrai turi, nors ir tas tekstas toks gal, toks tiesiog apie meilę, apie kažkokį ilgesį mylimo žmogaus, gal nebūtinai labai įdomus, bet kartu man turi tikrai ir to emocionalumo ir paperka turbūt ir ta tikrai gera dainos aranžuotė ir labai užtikrintas atlikimas. Ir smagu galų gale ir tai, kad turim dainą iš tikrųjų 3 kalbom, tai ir anglų, ir maltiečių, kurią beje labai seniai girdėjom, ir dar italų. Tai toks įdomus tikrai miksas, daina tikrai gerai klausosi ir pasirodymas, aš manau, buvo neabejotinai geriausias. Vokaliai vienas geriausių ir pats pasirodymo tas pateikimas, visas, sakyčiau, atrodo toks minimalistinis, toks iš arti filmavimas, bet kartu aš manau, kad tai yra taip pakankamai gal sudėtingai gyvendint, ten tie rožių žiedlapiai, kurie sukasi aplink atlikėją dainos gale. Aš manau, tai tiesiog atrodo, taip sukuria tokį minimalistinį įspūdį, bet taip labai viskas tiesiai į 10, kas labai išsiskyrė būtent Maltos šitam visam kontekste, kur dauguma pasirodymų tokie gal ne iki galo gerai nufilmuoti ir tokie, sakykim, visai paprasti palyginus, tai dėl to yra tikrai geriau. Ir aš manau, kad tai būtent yra geriausia Aidano daina iš visų jo bandymų. Ir jo, tiesiog gal nėra, kad labai kažkaip būtų ką pasakyti daug apie šitą dainą, bet tiesiog labai kokybiška, labai gerai atlikta ir labai geras pasirodymas. Ir aš dar gal nebent paminėsiu, kad labai džiaugiuosi, kad nelaimėjo žiūrovų favoritas Mad Black, apie kurį aš šiek tiek jau minėjau praeitą mūsų podcastą. Tai ne dėl to, kad ta daina būtų kažkokia labai bloga, man irgi visai tokia kabinanti, bet jinai labai yra panaši į Norvego Jonę Ekoinimeg. Tokia labai jau panaši, kur aš manyčiau, kad čia jau yra plagiatas. Ir bent jau tikrai kelčiau tokį klausimą, tai
Tai man tiesiog netrodo, kad tai būtų gerai pačiai Eurovizijai tokių vertybinių požiūrių, kad ta daina būtų išvažiavus. Tai vat pabaigoje jau tikrai kažkaip buvo baisu, kad būtent gal jis laimės, nes gavo tikrai daugiau žiūrovų balsų negu visi kiti, nors paskui kažkiek, kad Aidanas irgi ne ką mažiau jų gavo. Tai va, tai žodžiu, tikrai džiaugiuosi, tikrai sveikinu Maltos tokiu pasirinkimu. Ryti, ar tave sužavėjo Maltos daina ir, gal ne tik, kad sužavėjo, bet kaip tu ją vertini? Mane labiausiai gal sužavėjo pasirodymas, aš nesitikėjau iš Maltos tokio išpildyto, nežinau, tokio visapusiškai apgalvoto filmavimo ir to pilno pasirodymo tokios koncepcijos. Aišku, aš niekada nesekiau išsamei Maltos atrankų, taip pat ir šiemet nesekiau. Tai mačiau tik tais nugalėtojo pasirodymą, bet man atrodo bendras toks įspūdis, kad Malta nėra ta šalis, kur kaip kokiam Melody festivalinė iš kiekvieno pasirodymo padaro tokią pilną puokštę vaizdo garso ir šviesų. Tai man, sakyčiau, patiko labai tasai pats, kad pasirodymas prikaustų nuo pat pradžių, kad yra kažkoks dinamika, judėjimas pirmin ir išbaigtas tas pasirodymas yra. Man kyla klausimų, aš nesuprantu iki galo ten tie žiedlapiai, ar čia ir kaip jie yra pavaizduoti, ar jie yra ekrane, ar čia yra papildyta realybė, ar ten jie, tikrai turbūt ne iš tikro yra scenoje. Tai nežinau, jeigu žinot, galite mane paedukuoti. Aš tiesiog įtarčiau, kad čia yra tas pats, ką Estija 2019 metais darė su ta audra įrašyta iš anksto ir tiesiog yra ant viršaus uždėtas overlėjus nufilmuota iš anksto pasirodymo, bet Emilis gal papildys. Tai jo, manau, kad čia tas overlėjus vadinamas, kur tiesiog yra ta, kaip, ne visai papildyta realybė, bet tiesiog kaip ant viršaus uždėta, ne ekrane. Kaip Zasimauskaitė taip pat turėjo šokėjus scenoje, ar kaip pavadinti tas poras. Tai, o kalbant apie pačią dainą, tai aišku, ją norisi iškart lyginti, jas sunku lyginti, bet norisi lyginti su ritmu, kuri buvo turbūt tokia žinomiausia šio atlikėjo, žinomiausias bandymas Eurovizijos atrankose. Tai jeigu reikėtų palyginti ritmų, man labiau iš pirmo karto paliko įspūdį ir kažkaip užkabino, taip kad norėčiau dar kartą klausytis. Su šita daina nepasakyčiau, kad man jį paliko tokį. Nes jos bendras toks nuotaika ir galėtų priminti kažką Barbara Pravi ar kažkokią tokios stilistikos dainas, bet tokio, aš kažkaip neradau tokio emocinio ryšio su ta daina, būtent iš to pirmo pasiklausimo. Sakau, buvo vizualiai įdomu žiūrėti, bet aš dabar net neatsimenu, kaip jinai skamba dabar, kaip pagalvoju. Tai manau, kad dar reikės paklausyti, kad jinai man patiktų labiau, bet kas smagu, tai skaičiau komentarus ir ką Austėja jau paminėjo, kad daina yra trijomis kalbomis, tai atspindi tą Maltos lingvistinę visuomenės kompoziciją, nes tai nėra, kaip ir kartais būna, nežinau, koks Kipras dainuoja ispaniškus žodžius ar panašiai, kur tiesiog norima suteikti kažkokį įspūdį karšto oro ir geros nuotaikos. Tai šiuo atveju tai nėra taip dirbtina, nes Malta iš tiesų žmonės kalba angliškai, maltietiškai ir itališkai. Ir tos kalbos tenais miksuojasi. Tai manau gražu, kad tai atsispindi. Ir taip pat, kaip skaičiau, kad ten netgi yra toj paskutiniai daly referuojama į kažkokią istorinę asmenybę, kaip suprantu, Valetos miesto įkūrėją. Tai irgi smagu, kad yra kažkokia dar istorija ir nuorodos į kažkokius nacionalinius simbolius, kurios bus galima papasakoti tada, kai jau atlikėjas važiuos į reklaminį turą ir į pačią Euroviziją. Emilė, nežinau, ar tu pasiruoši šitam klausimui, bet kelintoj vietoj jau 4 dainos yra išleistos, kur tu dėtum Maltą savo topę? Šiaip kaip tik kokių 20 minučių prieš rašant šitą podcastą bandžiau susidėlioti topą, šiaip iš tikrųjų labai sunku buvo, tai kol kas padėjau 3 vietą. Bet pratęsant tą mintį, tai va čia tiek Austėja, tiek Rytis, kai šnekėjo, tiesiog linksėjau galvą, nes tą patį veik norėjau pasakyti, kad labai džiugu dėl Aidan, kad pagaliau išvažiavo. Daina man nei labai patinka, nei labai nepatinka. Man galbūt reikia dar laiko ją prisijaukinti, tačiau tikrai solidi paraiška, tokia
įdomi, man pati pradžia, ta instrumentinė tokia įžanga ir pats filmavimas, tas toks prizūminimas labai priminė Lazarą iš 2023 metų Prancūzijos atstovę. Pats pasirodymas vertas tikrai daug pagirimų, net labai konceptualus, labai apgalvotas, toks estetiškas. Tai manau, kad komisijom turėtų patikti šitą dainą, o kadangi komisijos grįžo į pusfinalius, tai turėtų ir finalą patekti nesunkiai. Vat su tuo nesunkiai į finalą patekti, aš nežinau, nes mes žinom, kad Malta, žiūrovų balsavimuose jai labai sunkiai sekasi. Tai komisija turėtų palaikyti. Žiūrovai, manau, šiaip irgi, nėra tai daina, už kurią žmonės neturėtų balsuoti, bet aš nemanau, kad tai bus kažkoks labai lengvas toks patekimas į finalą. Mes vis tiek turbūt kalbėsim labiau apie kokią 7, 10 vietą, bet jo, aš manyčiau, kad Malta turėtų visgi prasimušti į finalą, o apibendrinant viską, ką kol kas kalbėjom, tai aš grįžčiau prie to, ką Austėja sakė apie Moldovą. Ir aš tą patį apie Maltą pasakyčiau, kad čia tiesiog yra ne mano stilius, bet aš sutinku, kad tai yra kokybiška daina ir ji turbūt, kad turės savo klausytoją. Manau, kad ji turi gana stiprią melodiją. Rytis sakė, kad iš pirmo karto neįsiminė, aš iš pirmo neatsimenu ar įsiminė, bet tiesiog kelis kartus teko girdėti bent jau tą priedainį, tai tas, bela, kažkaip jisai įsimena ir manau, kad ir per rekepą žmonės prisimins ir tie, kuriems patiko, gal ir net paims telefonus ir balsuos. Tai gerai, tęsiam tada mes kelionę po užsienius, taip vadinamus, ir šią savaitę buvo pristatytos Ukrainos dainos ir Ukrainos Vidbir finalas vyks, galėjau pasitikrinti, aišku, šitą informaciją kiek anksčiau, bet berods vasario viduryje. Jo, vasario 7 dieną ir ten, pasirodys. Iš pradžių vyko tas preliminary round, tai yra internetinis balsavimas, kur atlikėjai, dalyvavo daugiau atlikėjų, kurie nepateko tiesiogiai į finalą, tai apie tai Austėja galėjo šiek tiek užsiminti, nes jis sakė, kad jai labai patiko kelios dainos iš ten, bet kol kas aš norėčiau pakalbėti galbūt labiau apie turbūt ryškiausią favoritę, vieną iš 10 dalyvių, apie kurią kalba daugiausiai internete žmonės. Ir tai yra 2024 metų Ukrainos atstovė Jerry Hale, dabar jau be Alionos viena, ir ji grįžta su daina Catharticus, Prayer. Enigma, Enija man iš karto yra atlikėjai, kurie šauna į galvą išgirdu šitą dainą, bet pripažinsiu, pirmas įspūdis man nebuvo toks tikrai geras, kaip buvo su Teresa Marija, tai yra 2024 metų daina. Tai aš taip iki galo ir nežinau, fanai labai labai smarkiai hypina, kad čia maždaug galbūt gali irgi laimėti Euroviziją. Aš kol kas to nematau. Emili, kaip tau Jerry Hale sugrįžimas? Tai iš tikrųjų iš pirmo karto manęs irgi nelabai užkabino, nes sunku prilygti Teresai ir Marijai tai dainai, tačiau po kokio 2-3 paklausimo, nes vis norėjęs pasiklausyti dar ir dar, tai jau tikrai užkabino, dabar mano ryški favoritai jinai yra ir dainos pavadinimas yra Catharticus, išvertus iš lotynų kalbos, kaip tik šiandien įsiverčiau, reiškia katarsiškas. Tai tikrai klausant toks pat pirmo pasiklausimo, tai šiuo atveju lyg ir yra kažkokia stilistinė tąsa, nėra tai radikaliai kitoks stilius, vis tiek tas toksai, nežinau, kaip dangiškumas jaučiasi, ta tokia tematika, ne tai kad religinė, bet tokia dvasinė, spiritualinė, gal nėra tokio žodžio, bet man šiaip, tiek klausant ir Jerry Hale, čia toks bendresnis bus komentaras, įspūdis, tiek ir Mona Kate, apie kurią po to pakalbėsim. Man kažkaip atrodo, kad gal dar truputėlį per anksti grįžti į Euroviziją. Mona Kate gal ir seniau jinai buvo, bet vis tiek man atrodo, kad nei pačiai, ne tai kad Eurovizijai, bet nei Ukrainos
įvaizdžiui Eurovizijai, nei pačiam atlikėjim, tai būtų pats geriausias sprendimas dabar grįžti į Euroviziją, nes tada tu labai susisaistai su to konkursu ir tavo visa karjera praktiškai yra tas konkursas. Mes turim tokių pavyzdžių ir savo šalyje, aš čia vardais neminėsiu, bet man atrodo, kad kai atlikėjai grįžta ten po 10 metų, arba su kažkaip visiškai pakeitę stilių, arba, yra ten kokie Lorin ir ten visų laikų geriausi atlikėjai, kurie grįžta ir kažką bando pakartoti, tai kaip ir suprantama, bet kad turi sėkmingą pasirodymą ir po kelių metų vėl grįžti, man toksai šiek tiek atrodo, man vien iš tos pusės, nes nori, kad jos, nėra tokio didelio noro, kad jos laimėtų ir atstovautų, palyginus su kitais atlikėjais, kurie dar nėra girdėti, kurių dainos gal yra panašaus gerumo ir manau, čia pakalbėsim apie kurias iš tų dainų ir tiesiog kažkaip man norisi palinkėti plačiau žiūrėti, bet šiaip daina yra nebloga. Taip paduosiu žodį Austėjai, bet labai noriu Ryčio mintį pratęsti. Man, kas asmeniškai nepatinka, tai kai atlikėjai grįžta su silpnesnėm dainom. Vat man šitas niuansas yra. Jūs galit grįžti, viskas ok, bet jūs tada jau turėkit dainą, kuri bus tikrai gerokai geresnė. Ir aišku, kai tai yra, kaip Rytis kalbėjo, Lorin, tai yra labai sudėtinga geresnę dainą turėti. Gal dėl to aš tokį pasipriešinimą irgi šiek tiek jaučiau prieš tatų 2023. Ir va čia yra, abudu šitie atvejai yra tai, apie ką aš kalbu. Tiek Jerry Hale daina yra silpnesnė už Teresą Mariją, tiek ir Monokatės, man patiko, kaip Rytis labai vakarietiškai ištarė pavadinimą, čia reikia tokio slaviško Monokatė. Daina šiemet yra silpnesnė negu tai, su kuo jį dalyvavo 2021 metais, kai grojo su grupe Go Away. Tai tuoj pat duosim žodį Austėjai, bet manau, kad tada šitą, jau tiek daug kartų paminėjom Monokatę, tai kviečiu ir išgirsti jos dainą Tut. Tai Austėja, prašau, žodis tau ir kaip vertini šiuos abu jau, sakykime, sugrįžimus į Ukrainos atranką. Tai gal tada jau pradėsiu nuo tam tikro netgi palyginimo šių dviejų atlikėjų. Tai manau visai matosi tai, kad tiek Jerry Hale, tiek Monokatė abejos dalyvavo anksčiau Eurovizijai, bet dalyvavo, sakykime, kitų sąstatų, ne kaip solo atlikėjos, o viena su grupe, kita su dar kita atlikėja. Tai vat nežinau, ar čia vien tik dėl to, ar šiaip gal tai kažkokia yra vis tiek abiejų atlikėjų evoliucija, bet kalbant apie Jerry Hale, man labiau tas yra gal, kad apskritai čia apie ją galima dar vos ne visą atskirą podcastą apie jos tą visą evoliuciją kalbėti nuo Vegan iki paskui ten When God Shut the Door, iki paskui jau Teresa Marija ir iki šitos dainos. Apart Vegan, tai turbūt visos yra kažkuo panašios ir turi vis tiek tą panašų braižą, bet tai kartu ir yra visai kitaip. Pavyzdžiui, šita būtent šimetinė Katartikus, tai yra, jinai tokia gerokai tylesnė, tokia ramesnė, bet su mažiau kažkokio byto negu gal visos ar dauguma kitų jos dainų. Tai čia toks vienas niuansas. Apie Monokatę kalbant, tai yra tas niuansas, kad tai nors ir vis tiek dainavimo stilius panašus, kaip ir tai, ką girdėjom Go A, tiek Šum, tiek ir 20 metų daina, tai nors tas dainavimo stilius panašus ir šiaip pati dainos stilistika, bet aš girdžiu ir kažkokį kitokį bandymą, sakykim, kad ypač iš to vokalo, gal kad man jis kažkoks irgi toks švelnesnis, vis tiek skamba negu tai, ką girdėjom su Go A. Tai čia tiesiog, ką gal noriu pasakyti, kad abi šios atlikėjos, nors aš irgi nežinau, ar tikrai norėčiau siųsti jas abi dėl to, ką jau paminėjot, kad abi šios dainos, manau, yra prastesnės negu tai, su kuo matėm šias atlikėjas Eurovizijoje, bet kartu visai yra įdomu. Ar gal, tiesiog aš gal džiaugiuosi, kad jos visgi dalyvauja atrankoje ir kad parodo tą savo kažkiek kitokią pusę būtent šitame Eurovizijos kontekste. Tai tas man gal irgi visai smagu. Tai tokia gal mintis. O šiaip dar tiesiog apie Jerry Hale, gal labiau grįžtant, kadangi tai yra viena iš mano favoričių atrankoje, tai
Tai tiesiog tikrai man labai patinka tas, kad, kaip jau jūs tas minėjo, kažkoks Enijos toks vaibas, bet kartu ir to tokio operinio skambesio ir gale toks visai, nežinau, pasikeitimas dainos, tai irgi yra labai įdomi paraiška ir, tikrai aš dar pabrėšiu, kad šitos atlikėjos tas visas augimas, bandymas kitų dalykų, bet nepametant savo to braižo, yra tikrai vienas tokių įspūdingiausių dalykų, kalbant apie, ką mes Eurovizijoje, ar nebūtinai galim tiesiog stebėt tą atlikėjo kažkokią tokią evoliuciją, kur vis tiek Eurovizijoje dažniausiai taip nematom, taip iš arti, iš esmės atlikėjo karjeros, taip sakykim, kur vis tiek daug kartų atrankoje dalyvavus ir, pavyzdžiui, turi ir tokią dainą kaip 12 Points, kur vis tiek kažkaip labai siejama vis tiek su Eurovizija. Ir labai populiari atlikėja, turbūt irgi dėl to viso savo augimo ir susilaukia tokio didžiulio populiarumo ir Ukrainoje, ir netgi kitose šalise. Aišku, dabar yra Ukrainos atlikėjams nesunku būti populiariems kitose šalise, kai yra tiek daug pabėgėlių šalies dėl karo, kaip žinome. Gerai, pereikim dar prie vienos dainos, ir tai yra daina, kurią ir man, kai pirmą kartą klausiau visas dainas, ji man padarė tikrai didelį įspūdį ir aš matau, kad ji netgi My Eurovision World portale pirmauja fanų balsavime su iš esmės tokiu pačiu įvertinimu kaip ir Jerry Hale, bet vis tiek tai yra, sakyčiau, gana įspūdinga, kai atlikėja sugeba nacionalinės atrankos balsavime būti beveik tokiame pačiame lygyje, kaip jau buvusi Eurovizijos 3 vietos nugalėtoja. Tai aš čia apie tą įvertinimą būtent kalbant tame balsavime, tai dabar ir kviečiu paklausyti, tai yra Leleka ir daina Ridnim. Čia vienas iš tų atvejų, kai aš galvojau, kurią dainos vietą įdėti, nes jos yra tokios skirtingos, kad įdėjus vieną įspūdis bus vienas, įdėjus kitą bus visiškai kitas. Tai tiesiog pasirinkau tą tokį per vidurį. Tai yra iš esmės tokia Disnėjaus graži daina, labai rami, labai švelni, iki tol, kol neteina dainos vidurys ir paduoda tokios elektronikos, folkiškumo ir viso to, ko mes labai tikimės iš esmės iš Ukrainos Eurovizijoje ir ką dažniausiai ir gaunam. Tai man labai patinka ypač tas vidurys, kurį mes čia dabar ir leidom, jis aišku ilgiau šiek tiek tęsiasi, tai kviečiu nueiti paklausyti. Bet aš būtent irgi pritardamas Ryčiui ir sakydamas, kad norisi galbūt naujų atlikėjų, tai aš aišku labai norisi pasirodymą pamatyti Lelekos, tarp kitko yra Ukrainoje ir kitų stiprių dainų, apskritai tai irgi labai 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 geras atrankos finalas, bet aš gal visgi siūščiau Leleką, smagu, kad sugrįžo Jerry ir Monokatė, bet manau, kad šita daina yra pakankamai stipri, kad nieks per daug nepyktų, jeigu ji laimėtų būtent tą atranką. Tai Emilė, kaip tau Leleka ir tiesiog apibendrinant jau apie Ukrainos temą, galbūt dar kažkokią tai dainą nori paminėti? Tai kalbant apie Leleką, tai jinai yra mano antroji vietoje, taip pat kai klausiau visas dainas labai išsiskyrė, nes instrumentalas labai gražus ir vokalas ten vidury dainos, kur kyla aukštintas katas, tai tikrai turėtų ir gyvai atliekant turėtų būti įspūdinga. Ir man ta daina miksuoja ir tą tokį etniškumą, kaip Ukraina mėgsta, ta disnėjiška dalim primena gal, man atrodo, 23 metais dalyvavo Krut jų atrankoje su Lapčine, tai truputį turi panašumo, tai tikrai nesupykčiau, jeigu laimėtų, bet aš vis dėlto būsiu už Jerry Hale. Ryti, tu kaip ir apibendrinai, gal tiesiog noriu dar pridėti kažką ir būtent apie šią dainą, kokį tau įspūdį paliko? Tai man daina paliko irgi neblogą įspūdį ir vėlgi sakyčiau, visos tos 3 dainos yra panašaus gerumo man. Gal net sakyčiau, Monokatės daina būtų 3 vietoje ir tada pirmos 2 galėtų būti Jerry Hale ir Leleka, bet sakau, atsispiriant nuo to, ką jau prieš tai sakiau, siūsčiau, jeigu man būtų patikėta siūsti Ukrainos Eurovizinę paraišką, tai rinkčiausi būtent Leleką, nes
nes tai būtų naujas veidas, tikėtina yra kažkoks naujas pasirodymo stilius, bet tuo pačiu atitiktų ir tą Ukrainos braižą, kurį mes esame įpratę matyti Eurovizijai ir turbūt jiems patiems irgi patinka siūsti ir jo, manau, kad mano būtų toks pasirinkimas vien dėl tų priežasčių, kadangi vėlgi tos dainos ganėtinai apylygės mano požiūriu ir turbūt ne viena nėra tokia itin išsiskirianti iš konteksto kaip aiški nugalėtoja ir galinti ten nuversti kalnus, pavyzdžiui, ir Vienoje. Ir Austėja, tu buvai, ar aš teisingai suprantu, gal net labiau sužavėta wildcardo raundu, negu tuo būtent iš ankstinių balsavimų, negu tuo, kas galiausiai buvo paskelbti kaip Ukrainos finalininkai. Ar aš klystu? Gal sakyčiau, gana panašiai, man tiesiog tas wildcardas buvo toks gana stiprus, ko aš nesitikėčiau, kadangi tai vis tiek yra wildcardas. Bet visumoje aš vis tiek dar norėčiau irgi apie Leleką pasisakyti, kadangi būtent ši atlikėja ir ši daina yra mano favoritė Ukrainos atrankoje. Kai Emilis paminėjo būtent Krūt lopšinę, tai aš netgi pagalvojau, aš jau anksčiau norėjau sakyti, kad man netgi labiau priminė kitą Krūt dainą, tai jos pirmą turbūt bandymą 2020 metais, 99 ar nežinau, kaip čia reikėtų tą pavadinimą sakyti, bet abi tos dainos turi tokių arfos, tą tokį instrumentalą, tokį labai gražų ir disnėjišką skambesį, tokį labai didelį melodingumą, kažkokį etniškumą, bet ir maišymą su, kaip sakiau, ten Disnėjaus, gal tos skambesių ir taip toliau. Ir man labai iš tikrųjų panašią gana emociją kelia tiek ta Krūt daina, tiek ir būtent Lelekos šiuometinė. Ir aš manau, aišku, čia lyginam ir gal tie lyginimai apskritai, gal geriau būtų, jeigu būtų daina, kur iš vis būtų kitokia, su niekuo nepalyginama, bet jeigu jau su kažkuo lyginam, tai gal geriau jau siūst Leleką ir iš tos pusės, kad kažko tokio, bent jau labai panašaus didžiojo Eurovizijai mes dar negirdėjome, apie Mano Katę, apie Jerry Hale, kaip jau sakėm, tai ir atlikėjos grįžtančios, ir tas stilius vis tiek kažkiek yra panašus į tai, ką turėjom ir dar visai neseniai. Tai aš manau, kad Leleka būtų galbūt geresnis toks pasirinkimas, ir kaip sakiau, man tai yra visiškai magiška daina, man labai labai gerai klausosi. Man tiesiog be galo gražu ir manau, kad geriausia daina būtent Ukrainos atrankoje. Bet aš dar paminėčiau ir tą wildcardą, nes man jis irgi buvo stiprus labai ir mano antroji vieta visgi yra daina būtent iš to wildcardo, kuri beje ir laimėjo tą wildcardą, tai yra Hayat daina, kurio pavadinimą aš dabar nepasižiūrėjau, bet jo, aš manau, kad būtent Hayat, aišku, kas prisimenat jo ankstesnius dalyvavimus, tai turbūt galite įsivaizduoti, daina yra pakankamai panaši savo stilistika, toks kažkoks ir etniškumas, ir tas ukrainiečių ir kalba, ir tas šiaip tas ukrainiečių stilius, bet kartu ir taip labai taip hip-hopiška, sakyčiau. Ir taip tamsu gana, tai toks įdomus, iš tikrųjų derinys ir man netgi keista, kodėl jis būtent buvo wildcard'e, kadangi ir vardas vis tiek toks gana žinomas ir, sakau, tikrai buvo labai stipri daina ir galų gale aš manau, kad tai buvo ne vienintelė daina verta to jau atrankos finalo, tarkim, nes jeigu reikėtų dar paminėti, tai man pavyzdžiui dar patiko ir tokia, sakyčiau, gal fanų favoritė iš to wildcard'o, tai Mon Fia su daina Do You Hear Me, kuri irgi manau, kad ir jinai liko antra tam wildcard'e, bet manau, kad buvo verta to pagrindinio finalo labiau negu kai kurios dainos, kurios iš tikrųjų ir pateko jau tą galutinį, kaip ten kokia Valerija Forsman, pavyzdžiui, tikrai prastesnė negu nedaug, bet bent jau kelios tos dainos, kurios nepateko į tą finalą. Bet iš esmės, stipri tikrai atranka, kaip Ukraina ir mėgsta, žinom dar, kaip pasirodymus pastato, tai ar čia galim kažkaip kalbėti apie Ukrainos vėl pergalę ir ten jau labai aukštas vietas Eurovizija, tai nežinau, bus matyt, bet ką žinau, bet su kokiu labai geru pasirodymu tą patį Leleka, ar net ir Jerry Hale gal ir pretenduotų į, gal net ir penketuką, žiūrint, koks kontekstas dar bus. Jo, tai Ukraina kaip visada puiki ir nebejotinai Eurovizijoje irgi turės vėl stiprią dainą. Čia tikrai vienas iš tų dalykų, dėl kurių Eurovizijoje gali būti absoliučiai ramus, tai kad Ukraina gerai pavarys.
Kita šalis, kuri tikrai taip smarkiai pavaro, kad netgi dalis Eurodienos kraunasi daiktus, pakuojasi lagaminus ir važiuoja į atrankos finalą, tai gal Emili, aš tau tada suteikiu žodį pristatyti, kas gero Estijoje ir aišku savo favoritą, kuris yra tuo pačiu ir fanų, bent jau pagal balsavimus ryškiausias favoritas. Taip, tai iš tikrųjų perklausius dainas paliko įspūdį Estijos atranka, todėl aš, Austėja ir Amandas važiuosim į Taliną, o mano favoritas, nežinau ar dabar ar favoritas, tai yra Oli su daina Slave. Tai kalbant apie šitą dainą, dėja, bet manau, kad čia yra prasčiausia iš 3 Oli bandymų ir gal kažkaip man būtų netgi gaila, jeigu jisai išvažiuotų su šitą dainą, nes neišvažiavo su 2 geresnėm, tai tiek Venom 2023, tiek My Friend 2024. Tai nežinau, ar norėčiau, kad jisai vis dėlto išvažiuotų, ar norėčiau, kad jisai galbūt ateitų su dar geresnė daina. Tai bijau, kad jis gali vėl antras likti, nes pirma vieta, man tai ta daina nekelia jokio susižavėjimo, bet man atrodo, jinai Justui patinka, tai gal Justas pratęs tą dainą. Man šiaip kelios dainos patinka, aš galvoju, apie kurią tu kalbi, ar mes čia naujojam. Kur pagal estų pastarųjų metų tematiką labai įsipaišytų, tai Jolly Roger. Jo, galiu ir aš tada perėti prie savo favoritų, kuris šiaip, bent jau fanų balsavimuose nepanašu, kad labai jau taip žmonėm patiktų. Kiek teko stebėti, tai yra maždaug 2, tiksliau 3, labiau 5 daina visam galbūt sąraše Estijos dainų, bet jo, ji labai gerai įsipaišo į tą estišką vadinamą eurovizinę liniją, tiek, jeigu prisimintume pernai šalį atstovavusi Tommy Cashą, tiek užpernai, kai turėjom tą dainą milžiniškų pavadinimų, kurį aš jau buvau beveik kaip ir išmokęs, bet dabar jau pamiršau, Nendės narkotikumidės QETME Tangida, kažkas ten tokio. Aišku, prieš tai 23 turėjom Aliką su jau tokia ramesnė daina, bet jo, šita daina, apie kurią užsiminė Emilis ir kurią aš jums pristatau, tai yra Klicherik ir Max ir daina Jolly Roger yra mano favoritė Estijos finale. Toks geras reivas, tai, ko aš noriu Eurovizijoje ir tai, kas yra visiškai skonio reikalas žmonėms tiesiog tau. Arba patinka, arba tau nepatinka tokios dainos, bet čia manau, kad irgi panašiai gal kaip Moldovos atveju, tai nėra, aišku, mano nuomonė, tokia stipri daina kaip Viva Moldova, bet ji pakankamai stipri, kad galėtų ir platesnį galbūt ratą žmonių paimti, bet nežinau, ar ji užimtų tokią aukštą vietą Eurovizijoje, tikrai ne į Tommy Cash'o aukštumas pretenduotų, bet galbūt į 15-uką, 10-uko kažkur tai žemesnę vietą ir galėtų pretenduoti. Bet jo, viena mano dažniausiai klausoma apskritai šio sezono eurovizinių dainų, nes kažkaip neatsibosta ir productionas geras, ir augimas pačios dainos, taip jinai vis labiau sproginėja. Ir čia dar irgi ką galima paminėti, kad klausimas, kiek tokių dainų apskritai bus Eurovizijoje šiemet, nes matom Estijoje, jie tarsi galėtų irgi išvažiuoti, Moldovą jau turim, Lietuvoje Black Biceps yra irgi į labai panašų stilių, Suomijoje tikiu, kad irgi dar turėsim turbūt, kad kažkokių panašių dainų, tai norėtųsi, kad jos viena kitos neužgoštų. Tai nors aš jas labai mėgstu ir aš jų klausau, bet aš nenoriu turbūt, kad visa Eurovizija tokia būtų. Tai galbūt tada Austėjai savo žodį perduosiu, kuri pristatys kitą dainą, kuri irgi yra mano viena favoričių Estijoje ir kurią gal aš net ir šiek tiek mieliau matyčiau Eurovizijoje negu šitą Jolly Roger, kuri man labai patinka. Tai iš tikrųjų, pritarsiu, kad Estijos atranka yra gana stipri. Man gal taip
labiau sakyčiau, kad daug dainų yra panašiam lygyje, kur aš taip klausau, galvoju, gerai skamba, tai irgi gerai, ten ir įsidėjau į savo grojaraštį gan daug dainų, bet paskui galvoju, kad gal ir nėra nei vienos gal dainos, kuri taip kažkaip labai ypatingai išsiskirtų ir iššoktų į tą aukštesnį lygį, nors po kelių paklausimų aš atradau vieną dainą, kuri gal priešingai negu daugelis kitų, su kiekvienu paklausimu man skamba vis geriau. Ir ta daina gal man ir iš pirmo karto taip į pirmą, antrą vietą padėjau, bet sakau, paskui, kai dar užgrojau, tai jau tikrai man gana pasidarė aišku, kas yra mano favoritas. Ir čia aš kalbu apie tokį kolabą jau dviejų jau anksčiau atskirai dalyvavusių atlikėjų, tai Ant ir Minimal Wind ir jų daina Once. Tai paklausom. Tai manau, kad labai graži daina, labai tokia kokybiškai padaryta. Gal tas yra, kad kartais yra tos baladės su labai tokia minimalia produkcija, bet labai ant emocijų, kas man dažnai, pavyzdžiui, labai patinka, tai gal man iš pirmo karto ir trūko to, kad užsikabinčiau labiau to tokio kažkokio emocionalumo. Ta visa produkcija eina taip labiau, nežinau, kaip pasakyti, paslėpta vos nelabiau, kad kažkaip labiau ant tos produkcijos, ant to tokio, kad tai tiesiog yra daina, kuri labai gražiai klausosi, pavyzdžiui, ten kokiam Spotify'u ar panašiai, bet sakau, kartu tai yra groweris ir manau, kad turi vis tiek to potencialo ant scenos kažkokią, gal ne per daug, bet kažkokią ir dramą sukurt, bet kuriuo atveju labai graži daina ir aš gal netgi sakyčiau, kad tai yra visai... aš gal sakyčiau, kad turėjom pernai Tommy Cashą, užpernai dar turėjom tos narkomanus, irgi nesakysiu tam to viso pavadinimo, bet gal visai esti ir gerai būtų kažką jau kitokio išsiųst, kažką ramesnio, kad matytume estiją kaip visgi tokią labiau įvairiapusišką šalį, kažką arčiau Alikos 23. Tai manau visai toks būtų geras pasirinkimas. Ir Ryti, aš tau bandžiau įpiršti vieną dainą Estijos atrankoje, kad mes vis tiek norėjom pasiskirsti truputėlį, kas ką pristatys, kas apie ką pakalbės. Ir aš įsivaizdavau, kad tau labai turėtų patikti Grete Paja daina, kurią gali, manau, kad dabar ir paklausyti. Tai yra Taevas jai ulles. Kodėl tu taip galvoji, nes čia panašu į Liepą, panašu į Sisal ir tas tokias dainas, bet tame, kad tos dainos man jos nėra mano toksai natural choice. Aš jos kažkaip, tas konkrečius pavyzdžius, kur čia paminėjau, jie dėl kažkokių kitokių priežasčių man pradeda patikti, tai tiesą sakant, kai paklausiau šitą, tai norėjau pasakyti, kad jeigu man patiktų šitą dainą, tai tikrai aš nesididžiuočiau, kad jinai man patinka, čia būtų toks labiau guilty pleasure. Tai šiuo atveju taip nėra, tai galima nebent ją pagirti už estų kalbą. Nėra tai, kad Estija niekada nesiunčia estų kalbos, bet čia tokia daina, kuri galbūt dažniau skambėtų angliškai, tai pagal savo stilistiką. Tai kadangi tai skamba estiškai, tai yra kažkoks įdomesnis momentas. Bet aš labiau norėčiau atkreipti dėmesį į kitą dainą, tiesa, anglišką. Ir čia jau galbūt tam tikras apibūdinimas neblogas Estijos atrankos, kodėl jinai yra viena stipresnių šiemet. Galėtų būti ir tai, kad ir šita daina, kurią noriu pristatyti, irgi tarsi pretenduoja į antrą vietą, bent jau pagal balsavimą eurovisionworld.com. Ir matau, kad yra apylygiai tų čia dainų antroje vietoje po Oli, bet aš noriu paminėti būtent Geter Jani ir jos dainą The Game. Tai iš tiesų nežinau, ką čia labai paminėti, man tiesiog jinai pasirodė savo stilistiką tokia gera pop daina. Ir tikrai manau, vertesnė dėmesio negu Gretės Pajos. Ir galima turbūt paminėti tai, kad Geter Jani sugrįžta į Estijos atranką, ji jau yra atstovavusi šalį Eurovizijoje, tai buvo 2011 metų konkursas,
Tiesa, nesusiklostė jis tada jai taip, kaip turbūt daug kas galvojo, nes ji buvo netgi su Rockefeller Street, ta 127 Free, netgi viena iš ankstinių lažybininkų favoričių buvo, bet panašu, kad, tiksliau nepanašu, bet taip ir įvyko, kad ji tiesiog neužėmė tokios aukštos vietos, liko 20... Prieš paskutinę liko. Jo, 4., 5, kažkas tokio, tai tikrai ne koks rezultatas buvo, tai užtruko, kol sugrįžta į atranką, bet irgi grįžta. Ir irgi jo, viena iš tų dainų, kur kaip Rytis galbūt apie Gretą kalbėjo, kad nesididžiuotų, kad ji labai jam patinka, tai man irgi, aš tiesiog klausiau, tiesiog gera pop daina, aš Eurovizijoje noriu kažko įdomesnio, bet manau, kad tai tikrai gerai sukaltas kūrinys, kuris gali radijui skambėti. Ir beje, Rockefeller Street, ta pirmoji Geteriani daina, galiausiai irgi labai išpopuliarėjo TikTok'e jau būtent prieš keliarius metus ir labai daug perklausų surinko tiek ta originali daina, tiek ir jos ta tokia pagreitinta jau TikTokiška versija. Tai gerai, man atrodo... Jeigu galima, tik trumpą repliką. Va čia, kai grįžta atlikėja po 15 metų su kitokia daina ir iš tokio, sakykime, prastesnio rezultato yra visiškai kitokia nuotaika ją pasitikti ir palaikyti, negu su atlikėjomis, kurios užėmė 3. ar 4. vietą iš tiesų prieš keletą metų. Tai vis tiek yra jau kita nuotaika ir toks sugrįžimas, man atrodo, yra kaip tik netgi labiau įkvepiantis negu kažkokią kitokią nuotaiką sukeliantis. Ir aš gal dar trumpai tik sureaguosiu, kad manau, kad tai yra, jeigu kalbam apie pop kažkokias dainas labiau standartinės, tai man atrodo yra viena tokių tikrai geriausių būtent Estijos atrankoje, labai kabinanti, labai gerai sukalta, matysim tik kažko kaip tas gyvas pasirodymas suskambės, bet tikrai aš irgi nebūčiau prieš, jeigu ir šita daina gerai atlikta, jeigu bus, tada kad išvažiuotų. Čia, aišku, priklausys, sakau, viskas nuo pasirodymo, nes aš manau, kad nėra tokio aiškaus favorito Estijoje. Ok, tai tiek, manau, kad apie Estiją tikrai labai stiprus finalas, vasario 14 dieną jis vyks, Eurodainos komanda ten irgi važiuos ir jums praneš, raportuos, kels video į Eurodainos socialinius tinklus, tai sekit būtinai Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e ir bus tikrai įvairaus turinio ir ne veltui aš užsimenu dabar apie sekimą ir kitokius dalykus, pajungiu štai ir QR kodą mūsų kamputyje, nes dabar jau eisim į rėmėjams skirtą dalį, kur atsakinėsim į jūsų klausimus. Emilija, į kitą pusę, į rėmėjams skirtus klausimus. Jo, turim jų nemažai ir turim lietuviškų eurovizinių dainų, kurias turim aptarti, net ne visos jos yra išleistos, turim pasiruošę ištraukėlių ir tokių dainų, kurių dar nėra, nei YouTube, nei Spotify, nei niekur kitur. Tai labai rekomenduoju pasekti Eurodieną ir pamatysit visą šito podcast'o įrašą. 3 euriukai per mėnesį susimokat, mes čia, pažiūrėkit, savaitgaliais dirbam, aš vakar naktį filmavau, pavyzdžiui, Moldovos reakciją, dabar filmuoju šitą, paskui reikės dar bėgti susifilmuoti ir Maltos. Na, žodžiu, mes tiek daug darom visko, bet norim ir dalį turinio palikti būtent tik rėmėjams, kad ir jiems kad ir jie džiaugtųsi, kad remia Eurodieną ir kad gauna už tai papildomų dalykų. Tai va čia yra pirmas, bet tikrai ne paskutinis atvejis, kai papildomą turinį gauna rėmėjai, tai labai kviečiu jais ir tapti, o tada su likusiais žiūrovais kol kas mes atsisveikinam ir tuoj pat grįšim su lietuviškąja podcast'o dalimi.